Taip, šiandien mes susitinkam naujametiniai šventiškoj aplinkoj. Sutinkam 21 amžiaus 24 metus. Norisi kiekvienais metais kažko naujo, naujos sėkmės, naujų atradimų. Apie tai ir pakalbėkime. Mūsų jau 8 pokalbis mūsų formate. Ir šiandien pakalbėkime apie tai, kai žmogui dažnai trūksta, kažkas sumaišo, kažko nepadaro, to lemiamo žingsnio, apie lemiamo žingsnio prasme. Pasakysiu vieną pavyzdį. Žmogus buvo pakviestas į svečius, buvo žiema, jis brydo per sniegą, ėjo į tuos namus, ateina prie namų, mato visi 4 langai tamsu, visur tamsu. Žmogus galvoja, jų arba nėra, arba jie užmiršo ir miega. Ir apsisuko ir grįžo. Grįžo namo, nepasiekęs tos šventės, nepabuvęs tos šventės. Pasirodo, jie sėdėjo, laukdami jo užsidegę žvakutę ir laukė jo būtent to svečio. O jis pagalvojo, kad jeigu tamsu, tai va taip, čia buvo trūko veiksmo, vieno to lemiamo žingsnio veiksmo. Ir šventės nebuvo. Taip gyvenime kartais būna, kad mes ir pragyvenam, be to lemiamo žingsnio vardinam save. Antras pavyzdys, tai iš savo gyvenimo. Aš Facebook'e dažnai skelbiu, rašau, dalinuosi tokius energetinės mintis, energetinės novelės, kad žmogus užkrauti energiją. Tai mano visas ir seminarų, ir kursų tikslas, ir knygų taip pat. Ir štai aš parašiau Facebook'e visai nesenai tokią energetinę novelę Viskas dėl savęs. Kad žmogus pasikrautų tą energiją, ieškotų. Aš ją perskaitysiu labai 8 sakinukai. Viskas dėl savęs. Atrask save, turėk save, bandyk save, mylėk save, pagailėk save, dovanok save, kurk save, palaimink save. Štai, tai aš tokį jau tezės, kurios kiekviena ta mintis galėtų duoti tavo tą vidinę energiją ir gyvenimo energiją. Ir štai aš gaunu komentarą, kad tai yra egoisto himnas. Na, aš parašau, sakau, ten moterys, neparašau, sakau, aš turiu omenyje, kad reiškia viskas dėl savęs, kad galėtum padėti kitiems, bet sako, tu neparašei. Mes su ja susirašinėjom ir labai labai gražiai. Mane ta mintis inspiravo, kad yra Gėtės ar Kino pasakymas, kad gelbėdamas save, gelbsti žmoniją žmogus. Padėdamas savo, padėti žmonijai. Ir aš iš to ieškojau to išplėstą, paskatinti žmogų tam ieškojimui. Štai egoisto himnas. Paskui mes susirašinėjom gražiai. Aš užrašiau jau tada, jau Facebook'e aš užrašiau viskas dėl savęs, kad padėtum kitiems. Jau užrašiau tai, ką aš galvojau, kad čia savaime aišku. Ne? Tai mano buvo klaida. Ne? Ir gavau labai gražių atsiliepimų ir dabar dar yra, man atrodo, Facebook'e iki šiol šitą novelytį. Tai štai, mano klaida, ir dažnai būna, ne taip suprato, ne taip žmogus pasakė. Trūko visas darbas padarytas, o vieno to lemiamo žingsnio trūksta ir rezultato nėra, sėkmės nėra, o naujais metais būtinai turi būti sėkmės. Kalbėkim, ieškokim. Tai štai painagrinėkim tos 8. Atrask save. Ką aš turiu omeny atrask save? Žmogus labai dažnai savo seminaruose, aš įsitikinu, jis galvoja, kad kaltina prigimtį. Aš nesu gabus, aš negaliu vadovauti, aš neturiu kūrybinių galių, aš neturiu to, ar ne? Ir štai aš tada sakau, žmogus jiems ir jums sakau, ir tau, mielas mano klausytojau. Tas žmogus perskaito tik vieną prigimties laiško. Prigimtis tai ne laiškelis. Prigimtis yra visas paštas. Radai vieną, kad tos negabus, ieškok antro laiško, trečio, kur tu gabus, atrask save.
Čia ir prigimtis tik padeda, sakykime, aš atradau 30 virš metų turėjau, kad aš parašiau pirmą sakinį, paskui išleidau virš 100 knygų, ne? Man likimas perskaityti, tai man pašnibždėjo, bet aš galėjau perskaityti ir pats būčiau anksčiau, būčiau daugiau padaręs, daugiau būčiau seminarų ir taip toliau. Va, ieškokim, atraskim save, tikėkim, kad to mes turim, taip, ir tas mano pavyzdys, bandyk save. Ką noriu pasakyti, kad bandyk save? Sakykime, žmogus tai kai tarsi būtų, kaip gauna žmogus prietaisą be instrukcijos. Nu, nėra instrukcijos. Sakykime, imkim kaip pavyzdį mobilų telefoną. Žmogus gavo mobilų telefoną, jis pirmą kartą, ne, pakrovė, nu ir ieško, ne. Taip suranda, kad galima alio paskambyti ir padėti raudoną mygtuką, nuspaudė išjungę, ne. Paskui tu atrandi, kad tai yra gali būti Facebookas, kad gali būti ten kalendorius, gali būti ten internetas, ar ne, ir taip toliau. Vat kiek tu atrandi, ieškok, arba ten sutinki žmogų, padėk tu žinai tą, tu žinai ten trafikį programėlę, tu žinai tokią programėlę. Ir štai kiek tu gali bandydamas tam telefone atrasti žmogus, vat kaip tas telefonas. Yra daug programėlių, reikia ieškoti, o ne vien tik tai pavalgiau, pamiegojau, uždirbau ir taip toliau. Va tą kaip alio ir padėjau, ar ne? Ne. Turėk save. Turėk save šitoj skilty, aš turiu omeny, kad kaip prigimtis tai yra kas duota, o turėk save, kas atras, kas užgyventa, kas uždirbta. Kokias tu knygas skaitei, kokias tu mintis pagavai, kokius tu ieškojimo kelių ėjai, ar ne? Svarbiausia dabar, ypatingai šiais laikais tai svarbu, todėl, kad dabar niekas neskatina, kad tu būtum kūrybingas, talentingas, ne? Kadangi jeigu skatintų, tai tu kenktum konkurentams. O konkurentai nenori, tu nori, kad tu būtum žioplas, todėl ir mokyklos jau senai manęs nebekviečia, į mano knygos, ateitis tai mintis, tu viską turi, tu viską gali, ar ne, tu turi, tu gali ir taip toliau, kuris buvo baisiai reikalingos, dabar nereikalingos. Konkurentai dabar, ieškokit, bet ir žmonėm patiems nebereikia, jiems pasakė, kad nereikia kūrybiškumo ir žmogus tampa, ieškokim bent po mūsų šito pokalbio. Mylėk save taip pat, ne narcizas, ne egoistas, ar ne, o mylėk save, egoterapija, tai mano seminarų tema, ne, mylėk save, kad tu būtum mylimas kitų, kad tu mylėtum gyvenimą, o tai virsta energija, tai virsta jėga, tai virsta sėkmė. Mylėkit save, paglostykit save, ne egoistiškai, o kad turėtumėte energijos, kad ta meilės energija tai viena yra stipriausių, lengviausiai pasiekimų, sunkiausiai ieškomų. Atraskim. Taip. Pagailėk save. O šitas labai svarbu, man buvo net atskira tema, pagailėk save. Pagailėk savęs, kad neišnaudoji tai, ko esi apdovanotas, kad neišnaudoji tai, ką turi, ar ne. Buvo žmogus baliui, sako, kaip baliui, sako, buvo valgiai neskanus ir mažai. Ar ne? Va taip gyvenimas, kaip tas balius, kaip ta puota, ne? Ras, kas yra ant stalo, pasivaišinti, pasiimti, nelaukti, kol tau ten kažkas įdės, ar ne? Ant stalo tai reiškia ir tau skirta, ar ne? Vat ir tas gyvenime, kas yra, tai tau skirtas, saulė ir tau skirta, ar ne? Dangus ir tau skirtas, ir tavo vienas gali būti dangus, kitas tegu turi savo visą dangų, ir tu turi visą dangų, pagailėk savęs, dovanok save tikslui, atiduok save to, ką sieki, ar ne? Nes sakykime, gauta, dar naujų metų gaunam dovanų, ne? Dovana verta tik tiek, kiek tu ją naudosies, ne tiek, kiek kainavo tam, kuris tau dovanoja, o tiek, kiek tu ją naudosies. Taip ir žmogus, ne, dovanok save, kiek tu išnaudoji save, tiek tu ir gauni, tiek ir vertas tos likimų Dievo dovana, tiek ir verta, kiek tu ją pasinaudoji. Iš esmės tai yra nuodėmė nesinaudoti, liūdėti ir nesidžiaugti, kad tu esi žmogus, kad tu gyveni. Kurk save, mes kūrėm veidą, mes kūrėm šukuosę, mes kūrėm taliją, mes kūrėm kostiumais gražiais, kūrėm save, ne. Kūrybiškumu kūrėm. Vat kūrybinė energija, tai virš visų kaip raketa pralėkė, ne? Ir tu esi galingas, stiprus, kurk save, atras save ir palaimink save. Palaimink save bent
Jau tuo, kad išklausiai mūsų šitos pasidalinimus tom energetinėm mintim. Jų ir palaimink save, ne? Gerai, kaip vyskupas palaima, tai yra sakralinis palaima. Energetinis palaimas gali būti kiekvieno žmogaus, jeigu jis perduoda iš širdies ir jeigu tu surezonuoji priimi. Priimkim viską iš gyvenimo, visą dangų, visą saulę, visas mintis, visas knygas. Ne? Mielam susitikti, kviečiu mūsų, kaip visada primenu, www.3žvaigždutės.lt svetainėje, aš dalinuosi mintim. Ten Facebook'e rašau visą, kiekvieną dieną, net istorijoje, kiekvieną dieną savo Facebook'e. Ten ir įrašus tai padedu, ir Facebook'e. O dabar išmokė man prieš porą dienų Instagram'e, kurio niekad nesinaudoju. Vat ir pavyzdys, kad ir aš mokausi ir naudojuosi. Ieškokim visi kartu, būkim laimingi. 24 metai, pažiūrėkit, 2-4, laimingi turi būti, ieškokim energingai, išgerkim šampano, pakelkim žvilgsnį, pakelkim į dangų, priimkim, rezonuokim. Iki pasimatymo, iki susitikimų, Facebook'e, svetainėje, seminaruose. Sėkmės jums, būkite nelaimingi, o patys laimingiausi. Patys laimingiausi. Sėkmės jums.